Gerai, labas visiems. Pirmadienis 19:00, kaip visada kalba Klaipėda. Ir šiandien kalbėsim apie temą, kai būna logino konferencijose, paskirstyti steidžiai į tą, kurią niekad neinam. Niekad neinam, grinai. Tai biohackingas ir longevity. Mažai žinom, bet kiek pasidomėjom, susidarėm savo nuomonę, yra iš ko ir pažvengti kaip žemaitukų arkliam ir įdomių dalykų. Tai žodžiu, pašnekėsim, kas tas yra. Kaip Tai gali išvers, ką tie žodžiai reiškia. Kaip hackingas, tik be greičio akinių. Kai ne sistemą bandai patobulinti, o save. Ar jūs kažkaip kitaip apibūdintumėt? Tai taip, savęs tobulinimas, įjungiant, integruojant kažkokias technologijas. Jo, įsivaizduokit, ką reikia daryti, kai nori save paupgrade'inti. Ir kažkaip aš nuo senų laikų prisimenu, Amerikoje grubiai kokiais 2000-aisiais pradėjo žmonės be proto vaistus naudoti. Tai taip, ten Prozakas, visa kita, ten raminamieji, dėmesį sukaupti, ten užsisuka visas reikalas, kad po kurio laiko tau reikia vis daugiau ir finale tu lūžti. Bet čia yra visiškai tas pats, tu kažką darai, kad būtum geresnis aš. Tai tas ir yra tas biohackingas, ką tu gali daryti su savo kūnu, su kažkokios technologijos pagalba, su kažkokiu preparatų pagalba, ar dar kažko, kad būtum mandresnis. Jeigu esat matę diagramą, kaip keitėsi žmogaus vidutinė gyvenimo trukmė, ir taip žiūrėtumėt, skalė eina ir vienais metais tiesiog būna taip žukt. Paracetamolį išrado? Ne, vitaminus išrado, jo. Kai pradėjo žmonės vitaminus gerti, žiauriai pailgėjo viskas. Geras. Taip užsimetė neblogai. Bet tai žodžiu, medicina prailgina žmogaus gyvenimą. Netikėta. Netikėta. Šiaip tai jeigu taip visiškai paprastai turbūt žiūrėti, pagrindiniai dalykai, aš tiek sakyčiau, yra miegas ir maistas. Jo, bet čia, žinai, vis laiką ta riba su tuo miegu ir maistu, tu save irgi kažkiek tobulinai, ne? Bandai kažką daryti teisingiau, kad veiktum kaip aparatas geriau. Kur dar yra ta sveika riba, kol dar tau normaliai ir kur jau yra fanatiška? Man atrodo, kad fanatiška jau gali sakyti tada, kai miegi, tarkim, su kažkokiu devaisu, laikrodis, žiedas, nesvarbu kažkas, ir atsibudęs ryte žiūri jo parametrus ir pagal parametrus nusprendi, ar tu gerai jautiesi ar ne. Nepaisant to, kaip jautiesi. Ką? Aš čia sakau, kas yra fanatiška. Bet tu taip darai. Draugas sakė. Jo. Gerai, tai ta riba tarp fanatizmo, tai kita vektoriaus pusė yra dar tas sveikas gyvenimo būdas, žinai, kur žmonės įsivaizduoja, kad labai sveikai gyvens. Aš esu sutikęs vienam coacheris toks buvo, kur moko apie ten gyvenimo prasme, kaip čia tavo visi santykiai susitvarkys, viskas darbe bus gerai. Aišku, jis išsiskyręs, šeima sugriuvusi. Tai, žinai, per visą patirtį eina. Bet aš nesu girdėjęs tiek bičio besileidžiančio dalykų į kūną, kiek tas buvo. Jis kaip pusės dienos kursai buvo, tai aš dienos pabaigai galvoju, žmogau, tu šiek tiek per daug dalykų leidęs į... Aš čia turiu tokį sensorių, aš čia susileidžiu tą, o čia nauja terapija kažkokia ten, kur kažkokia nesvarumo būsina patirti, nuvariau, ten iš ryto, pagulėjau 2 valandas, nuvariau, šoviau vitaminų dozę tiesiai. Ir aš taip klausausi, galvoju, tu daugiau nieko neveiki, tu bando bičias iš savęs išspausti daugiau ir būti tokio produktyvesnio. Bet čia kaip su alkoholio vartojimu, žinai, kažkada girdėjau gerą frazę, kad sako, alkoholio vartojimas yra džiaugsmo skolinimasis iš rytojaus. Į skolą varai, nes tuo momentu kreditas. Iš ryto nelabai gerai. Priklauso nuo tavo amžiaus. Amžius turi įtakos. Bet čia ir yra, kiek tu gali į save kažko įdėti, kad
kad dar ta riba, kurią tu save upgrade'insi, būtų normali. Ir žinai, kaip pagalvoju, kodėl žmonės tai daro ir labai dažnai tarp IT žmonių, tarp technologijos žmonių tai yra populiaru, nes technologinis mąstymas, ką tu darai su bet kokiu įrenginiu. Sukūrėjai tu, nežinau, kompiuterį. Tu žiūri, kaip sekančioje versiją padaryti geresnę, kaip klaviatūrą mandresnį įdėti, kaip ekraną geresnį įdėti. Tai kom tu blogesnis? Kodėl tu negali savęs optimizuoti, automatizuoti, upgrade'inti kažkaip? Tai va, ir gali, tai dėl to čia ir yra tas technologinis požiūris, kuris iš technikos persikelia ant žmogaus, kad nuvažiuok dabar, kaip technologijas tobulinam, taip ir žmogų patobulinsim. Nu, kaip Marius sakė, va, su medicina valio, žiauriai gerai paeina, bet... Nu, kaip paeina. Iki tam tikros ribos. Kai iš vis nebuvo vitamino, atsirado vitaminų, jo padėrėjau, kaip tu sakai, į veną leidžiasi tiesiogiai, nu kiek tas padeda. Nu, placebo efektas gal yra. Kaip jūs galvojate? Aš manau, kad labai stipriai yra. Vitaminą C leidęs ir važiuojam. Placebo tikrai yra ir nu, čia net nediskutuotina. Kašpirovskis kažkada per televiziją, kai būdavo... Plikom rankom operuodavo. Vis jam įkraudavo vandenį per televiziją, sovietmečių būdavo labai gerai. Kiek manot, tame yra to teisingos, tos įtakos žmogui, to technologinio mąstymo poveikio, kiek tai diktuoja mūsų tas noras pastoviai upgrade'intis ir kiek tame yra iš viso placebo efekto, kur nusipirksi kažkokį nors daikčiuką, kuris vėl nežino, ką daro ir jis tau išgydys tave stebuklingai. Nu, matai, tikėjimas placebas yra rimtas reikalas. Čia kaip homeopatiniai vaistai nuo slogos, mačiau, yra iš cukraus pagaminti cukrų čiulpi. O kaip atvirkštinis nocebo efektas? Esi girdėjęs? Ne. I was 2 years old. Ir aišku, istorija spėjama, kad yra netikra, o tik tais, 20 amžiuje naudojama kaip metafora. Nusikaltėliai buvo skiriama mirties bausmė. Ir, jisai norėjo neskausmingos mirties. Gerai, sako, padarysim tau neskausmingą, tau įpjausim venas, ir tu pabiški nukraujuosi. Tokia lengva mirtis, tipo, tu pabiški sąmonės ateksi. Užrišo akis, pririšo prie kėdės ir jam tiesiog kažkiek biški įdreskė, bet ten nebėgo nuo kraujus, jam tiesiog lašino vandenį ant tos vietos ir buvo papačio padėtas bliūdas. Ir girdėsi, kad ta bliūda bėga ir vis lėčiau girdėsi, kad bėga, nes jie prisuka pabiški. Ir prisuka ir jau į tą žmogus, tipo, mirė, nes jau gal viskas pasidėm paskutinį. Taip, lauk, jisai mirė? Realiai mirė? Rašo mirė, bet niekur nėra aprašyta, tik, kad čia yra tikra istorija, bet tiesiog naudojama kaip metafora, kad tiesiog yra toks atvirkštinis efektas, kad tai tiesiog paveikt gali. Esat matę YouTube, kai būna padėti tavo ranką. Jo, norėjau sakyti, ir tai ne tik ranka. Ir tau ten pakutena, tavo ranką kutena, tą kutena, tau ten spaudžia. Su plaktuku deda ir tu patrauki, tau atrodo skauda. Ir tau skauda, ta prasme, ir tau realiai skauda. Tai va, čia tas toks atvirkštinis. Bet šiaip netikiu, kad mirė. Aš irgi netikiu, bet... Arba šis net neaišku. Bet yra tokia šiaip populiari istorija, kurią naudojate. Bet kad galėjęs ten jaustis toks, žinai, prie mirties, tai tikrai tikiu. Tai žodžiu, čia tas, kur netikras toks skausmas arba netikra ta kažkokiais situacija, tai yra nocebo efektas, taip vadinasi, ne? Geras. Bet tos, kai mes ką tik šnekėjom, kad vatyvena kažką leidžiasi kažkokia... Bet man tas next level, kur prasideda tos technologijos, kai tu pradedi jau jungtis prie savęs aparatus. Ir ne tai, kad laikrodį prisidedi. Tai ką turiu omeny? Tikrasis tas modifikavimas. Paskui vėliau pašnekėsim apie visus neuralinkus ir taip toliau. Bet, kai tu jau technologiją kažkokį... Tu pasidarai toks biški robotas. Kaip su kokia bioninė ranka, ne? Taip. Tai čia man tas toks įdomesnis, kai su kažkokiais device'ais bandai pakeisti, save biški mandresnį padaryti, tai wow, yra variantų. Aš jeigu turėčiau bioninę ranką, tai nereiškia, kad šveicariškas peiliukas būtų, žinai, ten nėra cuktuvas, būtų peilis, būtų šakutė užžyvi, tiesiog nepraktis ardant tokia drėlė. Eik tu savo. Jo, tai jeigu įmeti, jau reikia kažkaip praktiškai viską apgalvoti, visus variantus. Ir žinai, čia 3 metai atgal loginė, ar 2 metai atgal buvo, bet vienas toks bičias atvažiavęs, turistas kalbėjo apie neuralinką, kaip implantuosi smegenis, blablabla, ir, principė, finalė tu galėtum telefoną galvoj turėti ir tau nebereikia nešiotis jo, ne? Ir kaip sako, gerai, kažkada, jeigu visą tai išpopuliarėtų, vaikam pradėsim implantuoti.
Įsivaizduok, kad tu ispanų kalbą vietoj to, kad mokytumės 5 metus, per 10 minučių gali išmokti. Nu ir, o ne, aš savo vaikui nieko nedarysiu. Jo, sako, pradžioj nieko nedarysi. Jeigu sako, iš 30 vaikų klasėje 25 jau bus Upgraidinti, ne? Upgraidinti ir jis mokysis šviesmečiais greičiau negu tavo. Tai arba tavo bus pasmerktas vystytis lėčiau negu pasaulis bėga, arba implantuosi, tai irgi tą, ką Tai reikia. tada susiskaldo ta visuomenė į tokias dvi dalis, modifikuota ir nemodifikuota, kas galėtų būti kažkur ateityje, nežinau, kokiais 2000... Aš tai manau, čia, žinok, 50 metais. 10 metų bėgi Sakai. turėsim drąsiai. Aš labai bijoju. Turėsim, yra proveržius. Arba, pavyzdžiui, tiesiog tokiais mažais žingsneliais, nes yra daug labai kintamųjų ir momentų, su kuriais susituria. Vienas dalykas, brangu yra, ne visiems bus prieinamas upgrade'as. Kitas dalykas, o saugumo dalis, etikos dalis. Tiesiog, kaip šitą visą apspręsti? Žiūrėk, visas pasaulis, man atrodo, kad taip ir pasiskirstas. 2 greičių visuomenė. Vieni bėgs greitai, kiti lėtai. Bet ar tai reiškia, kad tie, kurie bėgs greičiau, turės svaresnį balsą, pavyzdžiui, nežinau, kokioje politikoje ar dar kažkur? Bet žiūrėk, tu palygink pasauliniu mastu, koks rusas, kaip jis sėdėjo su degtinės bonkė, taip jis ir sėdėjęs savo kaime, koks nors amerikietis, kuris tas technologijas vysto, 10-15 metų periode. Faktas, kad jie labai labai skirsis ir pasaulis turėtų labai atsisluoksniuoti, kur tie, kurie turi prie didesnių resursų prieigas ir prie technologijų vystymus ir tie, kurie prie degtinės turi prieigą. Bet toj pačioje Amerikoje dabar pasakytum, galim čipuotis. Kaip manai? Žinai, Tai ten antras pilietinis turbūt jų kiltų, bet... Ten 5G bokštus nupjaudinėjagi ten verčia lauk. Bet vis tiek dalis bus, kurie to pasinaudos ir šiaip visuomenė taps, tų pranašesnė kažkom. Ir palygink su neišsivyščiusią šalim, ar dar šiaip, kur ekonomiškai prašiau išsivyščius. Tas skirtumas jis dar didesnis. Tai tie, kas turės prieigą prie technologijų ir savęs to tobulinimo, čia kaip su medicina, paprastai, jeigu tu turi išvystytą mediciną, žinai, tu prieini prie geresnių resursų, daugiau ligų išgydai. Tai va, tikrai, tai einam į antrą dalį, kaip tik pašnekėsim apie technologinius dalykus, kurie būna į žmogaus upgrade'ą. Integruojant jo. Tai tiek. Žmonės dažnai mūsų klausia. Ne. Nieks mūsų neklausia, patys pasiklausim. Kaip galvojat, visi, kai šnekam apie biohackingą, labiausiai esam girdėję, sučipavo, pakišo po odą. Įdėjo čipą. Ką mastot? Tai taip ir mastoma, ne? Šipų nelygų yra, kaip katinam šunim tiesiog, žinai, kad nuskaityti. Ne, kas per vardas, kur gyvena, kur gražinti. O apie kokius iščipus? Šiaip principė, tas... Čia tipo vaikų tokį čipą, kur gyvena, kur gražinti. Jeigu darželį paliko, nieks Ar nepasiema. Akropolį pasimetė? Cink. Gerai. Nuskanuoja informaciją. Bet iš tikrųjų, ten tuos pirmosius čipus, čia kur pasaulyje buvo išgarsė. Taigi ten RFID ir NFC tipo čipai. Aš jeigu tokį kažkur čia į pirštais įdėčiau, aš grinai prieis prie kasos, prieičiau, sakyčiau, ten, žinai, 15 eurų, aš tiesiog paimčiau, pridėčiau ranką, peržegnočiau, nusiskaidytų ir nueičiau, žinai. Ir tiesiog palikčiau, nieko nepaaiškinęs. Tai viską per vairį varytų mane. Kas tai tam paprastai. Pradėta tikėti. Bet šiaip yra visiškai nestebuklas ir galima, ieškojau, kur galima gauti. Visiškai. Yra pora kompanijų, kur pradavinėja, jis toks kaip tranzistoriaus formos. Jis nėra kaip čipas korteliai. O ilgas toks kaip pailgas, mane. Jo, kapsulytė tokia. Kapsulytė. Tai ta kapsulytė ir sakau, tu kur ją galima įsidėti, žinai. Sako, pas
kad ir pas kokį nors tatų meistrą, kur, piercingas dažnai ten pat būna. Eikto. Žiūrėk, principas, ko aš nesprantu. Tengi tiesiog tu pakiši po odą kažkokį svetimkūnį. Nu. Bet kurių velnių jį kišti po to odą? Kodėl tu jo negali piniginiai tiesiog nešioti? Nes jisai kam skirtas? Jisai arba kažkokį praėjimą, duris kažkokias atidaro, bet kur identifikuotis, kur yra skaitytuvas. Arba kažką atsiskaityti, gali kaip banko kortelę, ne? Taip. Bet tu lygiai tą patį viską gali daryti telefonu. Taip. Ir telefonu tu įsidėjęs čipą vis tiek negalėsi atsisakyti, nes tau reikės kitų telefono funkcijų. Ta prasme, tiesiog, Žiūrėk, principė, iš viso vaikystėje prisimenat, kaip lakstytavo su raktu ant kaklo pakabinti. Ant patraiščio. Čia lygiai tas pats. Kodėl tu to čipo nepasikabinė ant kaklo ir nevaikštai? Kurių velnių jį kišti po to odą? Ir aš niekaip nesuprantu. Čia tik tiek tas toks, žinai, implantavo čia man čipą. Jis su niekuoti nesijungia, jis tiesiog guli pas tave po odą. Taip. Tiesiog toks svetim. Tu pasikišai metalą, tau įstrigo metalas į odą. Ir tu vaikštai ir prie skaitytuvų įdėlioji, tai man tai kokia nesąmonė. Nes ar taip, tau vis tiek reikia telefono, o tą patį gali atlikti ir telefonas. Aš šiaip, pavyzdžiui, domėjausi, ar yra Lietuvoje čipuotų žmonių, tokių su tokiais čipais. Tai tokios kaip ir viešos informacijos, kad konkrečiai būtų paskelbta, kas tokie arba kiek jų bent jau nėra, bet aš tikiu, kad pavienių tų biohackerių tikrai yra su tais implantais. Bet kur tikrai nemažai yra žmonių su implantais, tai Švedijai. Ten gan populiaru yra ir pravažiavimai įvairūs, ir praėjimai būtent su tuo implantu. Kada neišrado piniginės dar. Ir šniūro po kaklu. Jo, bet būna ne tik tas čipukas, bet ir dabar tikrai jau populiaru, tas bičias, kur sakiau, kur per daug dalykų į kūną leidžiasi, tokį gliukozės sensorių. Ir matuoja pastoviai cukraus kiekį. Tai čia šitiem diabetų sergantiem labai gerai. Bet jau ten, kur konkrečiai naudoja ten tas pompas, vėliau pakalbėsim apie bėdas su tuo susijusias, bet yra jau invazinių tokių dalykų, kuriuos tu seki, ir apsima tai duomenys ir kažkas su to darai. Tai kur irgi daug dalykų apsikabinėjimis, kažkada šnekėjom apie tos wearable visus, laikrodžiai taip toliau, tai dabar jau laikrodžiai žiedai neberiba. Tai čia kuom gali apsikabinėti, tai oh my god. Čia labiau ką gali pakišti po odą, ne kažkur įdėti. Jo, ir visas reguliavimas dar man tai nelabai aiškus, ten, žinai, ateisi kažkur Lietuvoje, vargu ar tu gali ten bet ką, bet kur, bet kaip išbandyti ir paskui sakyti, eini pas daktarą, man čia biškai neveikia čia. Išpjaukit. Jo, pas tą patį tatų meistrą. Jo. Pašalink. Bet, žinai, kuom dar galima apsikabinėti, šiek tiek žiūrėjau, yra tokių įrenginių, net nemoku pasakyti, kaip užsideda tokį ant galvos, tai vadinasi neurofeedback. Ir tu, pavyzdžiui, tau padeda medituoti. Užsideda tokią, nesąmonę, jinai impulsus gaudo nuo tavo galvos. Ir seka. Ir jeigu, klausimas, kiek tame to placebo efekto, bet tipo žmonėms su ADHD padeda geresnius rezultatus rodė susikaupimui. Sapnų gaudyklė. Bet tipo real veikia. O kitiem, reiškia, padeda medituoti ir tipo jau ten ta meditacija kažkokia geresnė. Mat įdomu, kiek ta meditacija neva yra geresnė su šituo devaisu, ar kiek tas žmogus pasižiūrėjęs į apso duomenis tiki, kad jam padėjo pamedituoti geriau. Nu jo, čia tame tikrai klausimas. Ir buvo, mačiau, jau irgi yra kalbama apie dirbtinės odos printinimą, laboratorijai greitų. Dabar, kai tau reikia persodinti odą, pas tave paima iš kitos kūno vietos, nupjauna ir prilipdo. Bet jeigu galėsi tu laboratorijos
dalį gabalo odos atsispausdinti. Šiaip tai čia geras dalykas tuo 3D printinimu, ypač organų, tarkim, srity. Nežinau, kiek tai veiks, ar pavyks ištobulinti, kad tai veiktų, bet tarkim, donorystės atveju, tai, atrodo labai didelis šuolis į priekį. Vienas dalykas, tau nereikia laukti donoro, kuris, turėtų kokį organą duoti. Tas dalykas atmetimo reakcija mažesnė gal yra organizmo, jeigu tai yra iš tavo ten ląstelių, nežinau, sukurta, padaryta. Tai klausimas ar iš tavo, tai greičiau. Kažkaip iš tavo ten. Turbūt neužtrunko ne dieną. Bet girdėjau, kad ir širdies dalis jau dabar bando spausdinti. Biškai buvau skaitęs. Inkstus, kepenis, kažką gali bandyti, bet tik laboratorijai kol kas taikoma. Čia dar labai tokios pirminės stadijai, bet jeigu... Pagrindai yra bandoma tiesiog daryti ir ant jų eksperimentuojami visokie vaistai, pavyzdžiui, ant smegenų audinio irgi. Tos smegenys, sukuria tas smegenys, tos smegenys nefunkcionuojamos, bet tiesiog žiūri, kaip į vienus vaistus reaguoja, kaip į kitus. Į vaistus reagavimas toks pat, aišku, ten neuro visokių lygų tai neišgydys, nes neištestos, bet šiaip. Yra tokia genų modifikavimo technologija, CRISPR vadinasi. Žodžiu, tu susileidi pas save kažkokio skysčio ir jisai tau pakeičia, principę, tavo geną kažkokį išjungia. Jo. Ir vienas bičias bandė, Amerikoje, aišku, NASA biologas buvęs, pasidarė live transliaciją ir sako, susileisiu. Ir jisai norėjo užglušinti kažkokį geną, kad ras trukdo augti raumenim. Jis norėjo tu tokį, halkų pasidaryti. Ir galvojo, susileisiu, užglušinsiu ir bus gerai. Tai spėkit, kas gavas? Tik nieko. Gavusi nieko. Tai tiesiog gal nepavyko eksperimentas ir tiek. Tik ką girdėjau būtent su šita genų modifikacija, kad čia toks gan pavojingas reikalas yra, nes nukirpus tą jungtį, modifikavus geną, tu atgal jo nebeatkeisi. Tai jeigu kažkokį sufeilinai momentą, tai sorry. Kitas dalykas, irgi girdėjau, kad Dauno sindromą, jeigu neklystu, atrado liktai kaip pakeisti būtent geną, kad nebegimtų vaikai turintis Dauno sindromą. Bet kaip sakai, šitas bandė, laivų nesigavo, bet iš to jam galvojau, nesigavo, oh well. Ne oh well. Ne oh well? Bičias paskui su realiu pasauliu susidūrė, depresija, visuomenės spaudimas, visa kita ir jisai rimtų bėdų turėjo, nes nebeatlaikė to viso dėmesio. Jis atėjo, sako, žiūrėkit, kaip reik, padarysiu. Paskui visą atgal gavo tą tokį backlashą ir labai jam nepaėjo. Tai jis paskui gailėjosi, kad sako, jaučiuosi kaip paleidęs monstrą. Ir nes jisai pabandė, nesigavo, sėdi, Petras Plungiai, gal irgi pavarysiu, ko ne? Buvo daugiau pasiekėjų, visiems aišku nesigavo, bet tu čia darai dalykus, kurių gal nereiktų daryti. Jo. Paskui žiūrėjau, yra geras, kur iš tikrųjų veikia, vadinasi, mažiau invaziniai implantai, PCI kažkaip vadinasi. Pavyzdžiui, žmonėm, kurie, mačiau vieną eksperimentą, praradę kalbą. Įdėsiu video. Vamzdis pajungtas tau. Jo, jis invazinis, kažką čia galvoju sujungia. Sėdi moteriškė ir su ją kalbasi, jinai tik tai lūpas judina ir televizoriui jos avataras. Ir įgarsinimas per telefoną. Geras. Ir puikiausiai susikalba. Jinai ten po kažkokios, man kad nelaimės buvo netekusi su to, bet pilnai. Sukalbėjimas įmanomas, ne? Yra. Bent jau tam eksperimentui rodė tai puikiai. Labas, kaip malonu jūs girdėti, jinai sėdi šneka, lūpas taip biškai judina. Geras.
Tai va, tai toks, nu ir aišku, kur daugiausiai Neuralinkas, kur tikisi visi, kad Masko įmonė įdės čia wirelessą, į nugarą wirelessą ir tikisi pastatyti ant kojų tos, kurie nevaikšto. Tai kiek pirmi du jau liktai yra implantuoti, bet kol kas jie ten pelės kursorių gali judinti ir daugiau lyg nieko. Bet nu, ilgalaikis tikslas tai yra fantastinis. Jeigu pavyktų pastatyti pasaulio ant kojų tie, kurie nebeturėtų niekada vaikščioti. Kokius jūs biohackingo metodus naudojat? Koks mes naudojam? Nu, Geras klausimas, kai žmonės sako geras klausimas, reikia jums laiko pagalvoti. Aš akivaizdu nieko nenaudoju. Aš darau viską blogiausiai, ką galim daryti. Atsikeli iš ryto, iškart telefonas į rankas, ausinės į ausis. Aš žinau, kaip reikia daryti, bet nedarau. Vienintelis dalykas, ką turbūt, jau tikrai ne vienerius metus propaguoju, tai jeigu aš jau atsigulu miegoti, aš nebeimu telefonų į rankas skrolinti. Tai prieš miegą aš neskrolinu. Nusprendė paskutinį gyvenime džiaugsmą išjungti. Aš vis nesu kaip skrolint, galim prieš miegą. Easy. Einu lovo viskas. Paėmė ir skrolinį. Nežinau. Skrolinimo būdu. Paėmė skrolinį, profit, viskas. Tai gerai, mes nenaudojam, kitiem patariam. Bet einam biški, pasikalbėsim apie tai, kas būna, kai tai tampa sukčiavimo dalykais, ne? Einam. Tai žodžiu, kas būna, kai biohackingas tampa tikru hackingu, apgavystam ir taip toliau. Tai buvo toks projektas Teranos, vadinasi, kur, kaip visada, Amerikoje, žinai, bet kokį kultą, kur sukuria, ateina koks nors Steve Jobsas ir jisai... Žiūrėk, Steve Jobsas yra kaip ikona viso to. Bet jį kopijavo, ne kaip kitaip. Bet jį kopijavo, taip. Tai čia mes kalbam, tarp kitko serialas toksai yra sukurtas The Dropout. Tai būtent pagal šitą istoriją, tai va tą serialą žiūrėjau ir knygą net skaičiau, tai gan nemažai tos literatūros yra įvairios. Tai apie 19-metę studentę. Prisimenat mūsų leitmotyvą. 19-metę studentę. Kodėl? Vardosykis. Tipiškai visi. Taip, Elizabeth Holmes, man atrodo, jos vardas pavardė. Bet palauk, Jobsas nebuvo dar... Jinai buvo Jobsas before it was cool. Čia žiūrėjau, 2003 metai. Jobsas su iPhone 7 iššoka. Bet principas tas pats. Paėmė tą jo įvaizdį irgi ten juodas golfukas, apsirengus paprastai, kalba tyliai, bet įtaigiai, įtikinamai. Žodžiu, jinai pristatė įrenginį, kaip jo pavadinimas, Edisonas, berods, jeigu neklystu. Pristatė tokį kaip įrenginį, tokia kvadratinė tokia dėžė. Boksas toks. Žodžiu, kad iš vieno kraujo lašo gali padaryti begalės tyrimų. Ir nebereikės ten kraujo litrais nusileidinėti ir taip toliau ir panašiai. Viskas easy. Žodžiu, vienas kraujo lašelis ir belekiek tyrimų gali padaryti. Ir čia nauda visuomenė ir bla bla bla. Pristraukė investuotojų už 700 ar tai milijonų ir kas gavo? Šnipštas gavos, nes... Nes technologija niekada neveikia. Niekada neveikia, bet sugebėjo taip visus apmulkinti ir taip visus ten išdurti, kad, ar tas savo išvaizdą, ar tas savo kalbėjimą, ar tas savo gebėjimą prisitraukti didelius žmonės į visus tos posėdžius. Didelius žmonės turiu omeny statusų didelius, bet visiškai nieko nesuprantančius apie jokias technologijas, kad tik tai priduotų svarumo tiem investuotojams, kad, kištų tos pinigus. Ir neveikia tas aparatas, jis lūždavo, gesdavo, jis nerodydavo rezultatų, o tai, ką parodydavo tiem investuotojams, neva kad veikia, darydavo visai su kito aparatu ir visai kitų būdų.
Žodžiu. Skaičiau su Siemenso kažkokiais laboratoriniais analizatoriais, Jo. kai reikdavo klientum domenų, paima su normaliais Taip. device'ais padaro, paduoda, žiūrėk, Taip. kaip, Pažiūrėk, kaip moku. kaip mokam, Tai, žodžiu, aišku, paskui įsijungė jau žurnalistas vienas ten tyrėjas, pradėjo diginti, žiūrėti, kas čia kur, koks šis skemas yra. Nu ir atsirado tada tikrai daug ir pasirodo ir darbuotojai belia kokį spaudimą ten patirdavo ir prigrasinta ten jiem buvo ir nu ir išlindo visa įla iš maišo, kad čia skemas ir nu ką, ponė gavo 11 metų. 11 metų gavo pasidėti, pagalvoti apie aparatą. Gerai, 11 metų, o kiek jinai pinigų pasiliko? Niekas nežino. Nu, nieks nežino. Įmonė pati bankrutavo. Palasaky, kiek ten 700, 900 milijonų? 700 milijonų buvo. 700 milijonų. Nu ir gerai, jeigu 50 milijonų, 11 metų. Gal ir Atsėdi išeini, nusiperki. Įmonės vertė maksimaliai buvo 9 milijardai vienu momentu. Wow. Įsivaizduoju. Ir antiek pribūrė, kad... Bet ten fenomenas, ta prasme, jūs pažiūrėkit ar tą serialą ir knygą paskaitykit, nu, fenomenas ten yra, ypatingai, kad, reali istorija. Ir aš suprašau, kad čia senai buvo, bet, čia nėra baisiai senai. Sėdo jinai 22, tai nesenai. Įsivaizduoju, kur visas tas eina, tų tokių pranašų, čia kuo toliau bus to daugiau. Ir kodėl apsigavo žmonės, kodėl jie investavo, kodėl tie investuotojai apsigavo, todėl, kad tas toksai noras suspėti, nepraleisti dar vieno Apple'o, kad tik nepraleisčiau kažko tokio, kad tik galėčiau būti kažko didelio dalim, kad tik nepramazinčiau, nes, viskas rodo, kad čia bus žiauriai gerai. Viskas rodo, kad čia bus žiauriai gerai. Pažiūrėk ją, kaip jinai atrodo, kaip jinai kalba, kokia jos vizija, kokia jos idėja. Nedaug dievė praleis kažkas kitas, suinvestuos ir tada ten pralops ir praturtės. Tai per šitą prizmę nuėjo. Su vienu kolega dar kalbėjom, turi bėdaisai ir kai įsidiskutavom paskui viduj, kur gali nuvesti tą technologinę pažangą ir kaip tai, man tai raunas smegenis, aš stovėčiau su šautuvu prie telefono. Žmogus turi sūnų, kur praligė ir jam reikalinga insulino pompa. Jinai šis laikais valdoma per appsą. Labai fainiai. Easy. Automatiškai kontroliuoja lygį. Yra slideris, kiek duoti, ne? Jo, yra ribos, kad netyčia 1000 skirtuką neten padėtum. Bet appsą jis pats turi bildintis. Labai giliai neklausk, bet norėdamas naudotą įrenginį, kažkokius update'us gauna kartą per metus, sakė, bet to aparato valdymo appsas, su Android Studio, ten kažkoks trečias Androidas, outdated, trečias Androidas, aš pasižiūrėjau specifikaciją, ten tragedija. Dabar keli 16. Bet tai čia būtent tas device'as, gal ir naujesnių tiesiog, gal naudoja tiesiog seną? Nemanau, kad jisai naudotų kažkokį nors blogą, bet pats principas, žiūrėk, nesvarbu ar tas device'as, bet tai yra appsas tavo telefone, kuris leidžia į tave vaistą, kuris tau yra gyvybiškai reikalingas. Tu gali užmušti žmogų. Tu principė užvaldęs tą telefoną arba nulaužęs tą appsą, tu gali nužudyti žmogų. Žiauru čia iš tikrųjų. Ir žinai, kas dar baisiau, tai nereikia netgi to telefono užvaldyti. Jisai kaip tėvas, ten yra funkcijos, kur tu gali tam tikri numeriai gali valdyti per nuotolį. Kaip koks family linkas, žinai. Jo, kaip family linkas. Tai tu užtenka jo telefoną užvaldyti. Tai tu būdamas tas, į kurį leidžia tą insuliną, tu esi priklausomas nuo keletos device'ų, kurie vaikšto bet kur, bet kada. Gali būti pamesti, gali būti prarasti, gali būti nulaužti. Čia nauja baimė. Ir šiaip sako, yra ribos ten, pagalvota apie apsaugą, bet, žinai, aš galiu emuliuoti signalą, aš galiu rodyti, kad suleidau, iš tikrųjų nesuleidau. Taigi ten nėra kažkokios stebuklingos technologijos, ne? Nes jeigu yra technologija, tai tu ją vis tiek gali paveikti, kaip tu nori. Žinai. Tu žinodamas, ką darai, jis pats sako, jeigu žinotum, ką darai su to appsu, tu galėtum paveikti.
gal nužudyti taip ir nenužudytum lengvai. Bet sveikatą sutrikdytum tikrai. Bet iki kokių, aš net nenoriu pagalvoti, iki ko galima daryti. Įsivaizduoji? Tas, fainiai, per appsą. Žiauriai padeda, tikrai. Bet koks yra saugumo, įsivaizduok, kokia baimė, ne? Ir čia iš tikrųjų baisu. Iš vienos pusės atrodo fainai, kai taip eina, žinai, į priekį, iš kitos pusės atsiranda tiek daug visokių. O kaip čia apsaugot? Ir tu iš tų, žinai, ar kažkokių pakitusių signalų, tu gali neteisingų sprendimų, pats paspausi, kad suleisti ten kažkokią kitą dozę, jeigu ten kas nors ne taip. Ir tai gerai, jeigu čia mes papasakojam vieną atvejį, kuris yra, toks, ne, konkrečiai vienai lygai, o taip pat žmonės, kaip apsikabinėja 50 devaisų, tai jie irgi visi per tos appsus bus ir yra valdomi. Taip. Toks kyborgas pasidarai, kur realiai nebent nuo tų aparatų, nuo tavo telefono saugumo priklauso. Įsivaizduoji. Ir jeigu dar pats nevaldai, tai dar esi priklausomas ir nuo kito žmogaus, kuris valdo. Ir kuo toliau, to bus daugiau. Tai man čia... Tu turi pasitikėti Androido arba iOS'o update'u, kad ten koks nors hipsteriukas nepadarė klaidų. Užpušino blogą update'ą. Ne kažką, ne? Ne. Bet iš kitos pusės pasirinkimas koks, tai taip, badytis, ne? Ar naudočiau? Vis dar naudočiau. Bet visą pasaulio saugumą būčiau sukišęs į tą telefoną. Toks, žinai, kur stovi po stikliukų namie, ten, žinai, seife, nesinešioji ten į lauką niekur. Kažkada Barackas Obama pasakoja, kaip, sako, man kaip sunku šiais laikais, sako, išgirstų koks nors appsas, norėčiau įsidegti. Ateina saugumas. Seniukai, tau negalima. Ir sako, kur be bandau, man nieko, sako, negalima. Ateina vaikai irgi, čia, žinai, sako, yra sako, saugumas, jums tau negalima. Tau nieko nėra. Tai čia panašiai, tu tokiam telefonu, tu nieko negali naudoti, absoliučiai nieko. Wow. Žodžiu, tikėkime, kad niekad neprireiks, bet problemą turbūt visi supratot. Toks new fear unlocked. Ir dabar bet kas, kokie ligoniniai aparatai, bet kur bus pajungti, viskas internete, viskas operaciniam sistemam, viskas tinkle. Tu bet ką gali kompromisinti. Absoliučiai. Taigi buvo, žinote, pirma mirtis, kur buvo, kaip pasakojom kažkuriam podcast'e, kur greitoji iškviesta, aparatė Windows'ai, jie užkoduoti. Vežkite kitą ligoninę, mes nespėsim, kol nuvežė mirį. Žiauru. Žodžiu. Tai aš manau, kad gaila, bet apie tokius atvejus mes kuo toliau, to daugiau girdėsim. Gali būti. Gerai, šokam toliau? Šokam. Gerai, ištryniau internetą, šiandien truputį pažaisim. Aš turiu tokį žaidimuką, ką renkiesi. Turiu 10 tokių plius minus situacijų, kurios turi po porą teiginių ir turėsit pasirinkti vieną iš jų. Tai pasiruošę? Mes gimėm pasiruošę. Jie nebus patogus, tai teks truputį pagalvoti. Taip, tai patogumas ar laisvė? Pirmas variantas. Po oda jums yra įmontuotas čipas, kuris leidžia atsiskaityti, keliauti, atidaryti duris ir niekada nebereikia dokumento ar kortelių. O antras variantas, jūs neturit jokio čipo, bet esat nepriklausomas, dėl tos priežasties gyvenat lėčiau, nepatogiau, dažnai liekat už skaitmeninių durų. Ką renkatės? Šis žaidimas kažkaip netaip. Tu pasiūlai vieną gerą, vieną blogą. Ne, o kas yra geras? Aš implantuojas. Implantuojas, taip. Tai, geriau implantuotis. Ar tu geriau gyvensi? Bet ar tu blogiau gyvensi? Ar čia yra tas čipas, kur aš tiesiog po odą pasikišu ir jeigu labai stipriai užknis, aš ateisiu vakare ir išsipjausiu pats. Ir išsikandu. Tai jeigu taip, tai man tinka. Gerai. Tai dedate ščipus ir jums nieko ne. Čia kaip rodė... Rilsas buvo gatvėje, žinai, tai būna, kur tos interviu dabar sustabdo, davė pasirinkti. Would you rather have $5 million or a cancer? Tipo tokį? Žmonės tai gerai, 5 milijonai.
Tu čia panašiai davai pasirinkti. Nu ne. Dabar aš tikiu, kad yra labai daug žmonių, kurie sakytų fuck this shit, fuck this šipas ir aš tikrai nenoriu būti nuo kažko priklausomas. Gerai, važiuojam toliau. Gerai, amžina jaunystė ir natūrali senatvė. Tai pirmas variantas - genų terapija sulėtina senėjimą iki 30%, bet niekas nežino, kaip paveiks psichiką ir palikuonis šitas sulėtinimas senėjimo. Arba antras variantas - atsisakot terapijos, senstat natūraliai, bet matot, kaip, pavyzdžiui, bendramžiai lieka jaunesni dar 10-mečiais. Bet neturi tos rizikos, kad palikuonis paveikti būtų, arba psichika jūsų sugriauta ir panašiai. O jeigu jau palikuonis padaryti? Tada ne. Aš renkuosi natūraliai senti, man visiškai nusispjauti, kaip aš atrodau ir man nepavydu, kad iš šalies tas žmogus atrodo geriau. Man 100 metų. Jeigu po manęs aš pasaulį paliksiu geresnį ir užleisiu vietą kažkam kitam, Ką, Marius? važiuojam. Kol nėra ištestuota, tai aišku, nesidarys nieko. Nes dar vieną tokį momentą pagalvokit, kad jeigu sensti lėčiau, tai reiškia, kad, pavyzdžiui, ir į pensiją išeisi vėliau. Dirbti, žinai. Nu, žiūrėk, sensti lėčiau, bet ar gyveni ilgiau? Nu tai va tas toksai momentas. Tai, žinai, jeigu tu būsi gyvybingas ilgiau, tai reiškia, tu būsi darbingas ilgiau. Ir, tas kuris variantas, žinai, geresnis. 104 metų dirbi darbę. Taip, nes atrodai gerai. Gerai, kūno kontrolė ar žmogiškas silpnumas. Pavyzdžiui, pirmas. Galite implantuoti mikroschemą, kur leidžia išjungti skausmą, nuovargį, alkį. Kūnas klauso kaip mašina. Tarkim, gali tuos momentus išjungti. Arba atsisakai to implanto, kūnas kartais pavargsta, kartais serga, bet jis primena, kad esi gyvas. Ir įsivaizduokit, kad tas išjungimas tų nepatogių pojūčių, kaip skausmas, nuovargis ir alkis, yra tuo pačiu išjungimas ir džiaugsmo. Turiuomenį, tu niekada nepasieksi maksimalios ekstazės, lygiai taip pat, kaip nepasieksi maksimalaus skausmo. Tu kažkur per vidurį. Bet džiaugsmo nebus. Kai Žalgiris laimės, aš vis dar laimingas būsiu? Ne tiek, kiek dabar, pavyzdžiui, laimingas esi. Nebepasieksi to maks. Neutraliai. Tos tavo antros dalies nereikėjo. Čia iš tos serijos skauda galva. Skauda galva tau dažniausiai nuo to, kad mažai vandens geri. Bam, į bumetyną, žinai, taip nuslopinti. Taip, tavo organizmas siunčia, žinai, signalą, kad žiūrėk, su tavim kažkas blogai. O tu, tai davai nuskausmą. Toks numb. Jeigu tą mikroschemą implantuosi, jeigu tu neimplantuosi tos mikroschemos, tu patirsi ir skausmus, ir džiaugsmus, taip kaip patiria žmogus. Neimplantuoju tada, nereikia. Žinai, kad čia iš tos serijos irgi girdėjau tyrimą, jeigu tu išsirenki futbolo klubą, už kurį sirgsi, tu finale praloši. Ta prasme, per visą tą laiką, kiek tu jį palaikai, iki gyvenimo pabaigos tu daugiau skausmo patirsi negu džiaugsmo. Eik tu savo geras. Gerai, karjera ar autonomija? Pirmas, darbe privalai turėti implantą. Darbas liepia viskas. Tu privalai turėti implantą, kuris... Atinka tas, kur pradžioj pirmam klausimė implantavom. Netinka. Dar vieną. Jo, kuris matuoja tavo produktyvumą, nuotaiką, miego kokybę. Mainais gauni karjeros šuolį, premiją kažkokią ir panašiai. Jeigu atsisakai, tu išsaugai savo privatumą, čia antras, atsisakai, išsaugai privatumą, bet tampi toks, nepatogus ir gali rizikuoti, kad neteksi darbo. Tampi antivakserių per COVID-ą? Kind of. Tai ar tu, gerai, ta premija, 5% didesnis atlyginimas, kažkoks ten paaukštinimas, bet visos tos dienos būna toks skaitmeninis grafikas. Arba jeigu tu nesidedi jo, tada gali darbo netekti ir tiesiog būni nepatogus, visi žiūri tave. Žodžiu, ar esi tobula mašina, ar esi tiesiog žmogus, kuris nėra apsiženęs savo darbu. Bet apsiženimas 5 vakaro baigėsi? Tai taip. Ne, baigėsi, tiesiog tavo duomenys pastoviai renka. Taip. Tavo duomenys renka ir kažkas gali žiūrėti. Ir jeigu tu, pavyzdžiui... Jie nenorėtų... Ir jeigu tu, pavyzdžiui, matot pagal tavo duomenys, kad tu dirbi ten ne taip, kaip turėtum dirbti, tai gauni kažkokių ten... Ko, elektrošokų? Sakykim. Šok mankiai, žinai, šalise. Nenorėčiau, tu prasė, bullshit ir šiaip, čia toks labai... Niekas negali versti tavęs kažko daryti, ne? Čia jau per privatumą. Vakar skaičiau, reiktų patikrinti, bet išaiškinimas išėjo, kad net
vardo pavardės naudojimas darbinė meilė yra privatumo pažeidimas. Eik tu, iki tokio lygio jau. Tai čia, ką tu sakai, tai yra, labai tai čia stiprus. jau, žinai, visiškai hiperbolizuotas. Europoje nepaitų toks. Ne. Aš ramus, kol Europoje gyvenam, to nebus. Gerai. Ilgesnis gyvenimas ar mažiau kontrolės? Pirmas, tavo širdis pakeičiama dirbtinė, tobulesnė, stipresnė, niekada nesustoja, bet reikalauja nuolatinio prisijungimo prie sistemos. Ten turbūt pasikrauti ar kažkokį momentą padaryti. Antras variantas, palieki natūralią širdį, jinai galbūt yra silpnesnė, bet pulsuoja tik tau priklausančių ritmų. Tai turėtum prisijungti prie medicinos. O tai ta dirbtinė, ką, drum and bass'o groja? Nu ne, jinai, ta prasme, niekada neserga, jinai neturi galimybę sustoti, jinai tiesiog, aišku, žiūrėk, čia negalvokime apie tai, kad gyvensim, žinai, bet tiesiog tu nuo širdies ligų nemirsi. Tai... Okay. Čia vėl pasirinkimas geras arba blogas. Tipo, veikia normaliai, niekada nesustos. Žiūrėk, bet sistema gali nulūžti. Kažkokia preduberatą, daugybė gali būti. Bet tau su ta širdį reikia prie sistemos prisijungti. O, gerai, veiks normaliai. Tai jau į darbą pasikroviau ir varau. Jeigu nebeturi, pavyzdžiui, pinigų kokiai prenumeratai pirkti. Tu sakai, kad veiks normaliai. Aš galiu sakyti, ką noriu. Jeigu veiks normaliai, įmum. Žodžiu, tavo gyvybė yra premium subscriptionas, automatiniais atnaujinimais. Čia jau labai jau. Subscription, mes nemokam subscription. Ai, gerai, mes vakodavome prieš subscriptionų. Gerai. Tai produktyvumas ar poilsis? Pirmas, naudoji smegenų stimuliatorių, kuris leidžia miegoti vos 3 valandas per parą ir vis tiek būni energingas. Antras, miegi prastai, bet tu tipo daugiau sapnuoji, bet užtat prarandi daugiau darbo dienas. Pirmas. Mano žmona būtų laimingiausias žmogus pasaulyje. Tai žodžiu, tas miegojimas, kad ir kaip tas miegojimas yra toks crucial dalykas sveikatai, žiauriai užknisa, miegoti tiek daug laiko. Norėtųsi, kad tą miegą optimizuotų, kad tu galėtum miegoti ženkliai trumpiau, bet būti toks pat sveikas ir energingas, kaip pat miegojimas. Va čia turbūt būtų kitas dalykas. Tarp 5 milijonų ir cancerio liepė. Bet aš tiesiog šiaip dabar, žinai, galvoju, kad čia būtų turbūt pats tas dalykas, didžiausia inovacija, kokią būtų galima padaryti žmonėms. Yra tas žmogus vienas, YouTube'ai buvo biškai tokia trumpa dokumentika, kaip jisai sakė, kad tos power napus per dieną daug ar daro, bet nemiega to ilgo dienos miego. Ir nakties miego. Ir tipo, jisai per kelis metus priprato pastovi taip. Tai tipo padaro power napus per dieną ir naktį miega trumpai. Kas kelias, kas 3 valandas, davai, nusnūsta ten kokiam pusvalandukui, atsikelia ir bendrai sudėjus laiko, jisai per parą žymiai trumpiau pramiega, negu kad, tu naktį miegi dar 6-7 valandas, tai žymiai trumpiau. Geras. Ir tai čia... Ir tipo jam normaliai. Gal ir normaliai. Tai tu išbandyk, ateisi po metų papasakos. Jo. Gerai. Superintelektas ar privatus pamastymai. Tai pirmas, implantuotas neuralinkas leidžia prisijungti prie interneto, mintimis ir akimirksniu išmokti bet kam. Atsisakai to, antras variantas, atsisakai to neuralinko ir mokaisi senamadiškai, bet tavo mintis yra tik tavo ir niekas negali jas įlysti, skaityti ir jos privačios. O pirmą atveju visi skaito, ar... Kas visi? Jeigu į sistemų yra, tai kas norės, tas ir paskaitys, atras būdų. Bet gerai, aš anonimizuotas ar ne? Blem. Sakykim, kad ne. Tebūnė, kad nepatogiau. Ar gali jas paveikti? Čia didžiausias klausimas. Ar čia one way? Jeigu one way, tik tai skaityti, jie patys. Gerai, o jeigu, pavyzdžiui, tu, tarkim, eini kažkur darbintis ir koks potencialus darbdavys gali prisijungti ir paskaityti. Ir tai irgi nulems tavo ten ateitį. Arba bet ką, eini paskolą pasimti bankas. Ne, tada ne. Nes tada čia iš serijos, kai jeigu šunys galėtų kalbėti, žmonės jų nelaikytų. Arba taip, jo. Gerai, autentiškumas ar tobulumas. Pirmas, naudoji technologiją, kuri koreguoja tavo asmenybę. Pašalina trūkumus, didina tavo empatiją, pasitikėjimą, žodžiu, tuo, ko esi, sakykime, dabar nepatenkintas, tą pašalina. Antras variantas, atsisakai tos technologijos, lieki su savo dabartiniais kompleksais, savo trūkumais ir pliusais, bet to pačiu tie emociniai visi kampai, tie tavo pliusai ir minusai daro tave, unikaliu, autentišku žmogumi, nes tokio daugiau kaip tu nėra.
Ar nori išlikti savim, su visais pliusais, minusais, ar renkėsi save tobulą? Koks yra drawbackas, jeigu aš būsiu tobulas, ko aš ten neturėsiu? Neturėsi, būsi kaip kiti, vat, kaip būsi su silikoninėm lūpom ir papais. Ai ne. Aš savo papas turiu, man silikoninį nereikia. Ką Marius, nori būti autentiškas ar nori būti... Na, pasilik autentiškas. Jeigu tavo asmenybė ten koreguoja, nu tai... Ne, būsi dar vieną plytą senai. Ne. Gerai. Duomenų rojus ar asmeninė tyla. Tai pirmas, sveikatos implantas nuolat seka tavo kūną ir perspėja apie ligas, dar joms neprasidėjus, bet visus duomenis turi korporacija, kažkokia didelė korporacija, tos duomenis kaupia, jie nėra privatus, bet tau įspėja, kad dar prieš prasidedant kažkai lygai. Arba nėra jokio stebėjimo, tu nežinai, kas vyksta tavo kūne, kol nepatampa, sakykime, vėlų, bet tavo gyvenimas tiek lieka tavo ir niekas tavo tų duomenų ten nekaupia. Aš duosiu implantą iš karto, ateityje netgi girdėjau diskusijas, kad, tarp kitko, Trumpas bando projektą vystyti, kur amerikonam kiekvienam po wearable kažkokį duoti. Sveikatos įstaiga, jeigu gali... Alio, seniukai, tavo infarktas už pusvalandžio, privažiuok. Tai faktas. Okay. Faktas, vienareikšmiškai. Jeigu tave gali pakviesti į servizą anksčiau, negu tu sugedai, važiuojam. Ok. Gerai, paskutinis. Pratęstas gyvenimas ar laisvė numirti. Pirmas. Valstybė įveda programą, pagal kurią visi privalo gauti longevity terapiją. Žodžiu, gyvensi ilgiau, bet be pasirinkimo teisės. Žodžiu, tai kažkokia terapija yra ir visi turi praeiti. Ir dabar antras variantas - atsisakai, renkėsi trumpesnį gyvenimą, bet pats sprendi, kada ir kaip tu sensti. Čia vėl antivakserizmas. Bet tu primesk, kad jeigu valstybė įvestų tokią programą longevity, tikrai prailgintų pensijinį amžių. Tikrai prailgintų. Bet aš gyvensiu sveikai, ilgai ir laimingai. Jamam. Ir dirbsi sveikai, ilgai ir laimingai. Čia visiškai COVID atitikmuo. Eik pasiskiepyk gyvensi, nesiskiepyk, daug šansų, kad nelabai gyvensi. Tai žodžiu, tie, kurie amžinai jauni, kabutėse, bus amžinai produktyvus. Ta prasme, realiai jie, bus tie, kurie... Kiek podcastų galim prifilmuoti? Bet žmonės nežiūrės, nebus kas žiūrės tada. Kaip nežiūrės? Ilgiau gyvens, daugiau laiko turės. Taip. Tai va, tai čia buvo tokie įdomesni pasirinkimai, matau, nebuvo labai sunku, turit savo nuomonę. Easy buvo. Easy, ne? Į tą pačią temą, kai domėjomės, kai rinkom info, pažiūrėjom, kokie žmonės yra bandę atsukti laiką ir ką dar tokio beprotiško daro, kad patektų į mūsų ištrynių internetą rubriką. Vienas bičias stem cells. Lietuviškai kaip yra kamieninės ląstelės, į kiaušus leidžiasi. Vis takis vieną dieną atsibudo, nusprendė į kiaušinius pradėti leistis kamieninės ląstelės ir kas geriau jam nuo to? Klinikinių patvirtinimų jokių nėra. Trumpalaikis kažkoks jam atjaunėjimas. Čia žinai, kaip vištašudį po palūpių tepo ir galvoja, kad labai gerai. Dažnai tepti vištašudį po palūpių nėra taip skausminga. Kiaušinė aukščiau pakyla. Bet yra kitas bičias, Brian Johnson toksai, kur jisai 70 papildų per dieną geria. Ir maisto nebevalgo nieko turbūt. Visi daro viską, labiau už tą, kur pasakau, coacherį. Jam pavyko biologinį laikrodį atsukti 5 mečių atgal. 5 mečių atgal? Jo, jis tipo yra 5 metais jaunesnis biologiškai. Dėl to, kad geria 7 papildų per dieną? Per dieną virš 50 matavimų daro. Kraujas, pulsas, miegas, turi erekcijos sensorių. O, wow. Kaip sakiau, 70 papildų per dieną, griežtas režimas. Žiūrėk. Palauk dabar. Killeris. Sūnaus kraujas savo persipilnėjo. Oh my God. Tai va, čia tau nevištašudį po palūpų. Sūnų kaip donorą, laiko tokį. Žiūrėk, Karolė, tik mes šito bišinų leisim kraujo. Tetuko reikia. Porą litrų. Ejajus už jį sprendžia, ką valgyti, kada valgyti ir taip toliau. Čia jau gaunas žmogus robotas. Bet čia... Įsivaizduoji, kiek reikia tam... Ne, čia visiškai neapsimoka, jeigu tik 5 mečių savo amžių
nuhekini. Nu, tai kol kas, bet čia tikisi, žinai, turbūt amžinai gyventi. Nu įdomu, kiek tas sunus ilgai leisis čia būti tas noras. Bet tėti, tu man vakar litrą nuleidai. Visas baltas kaip popierius pakei vėlinį, ne, gal. Čia, žinai, turėtų būti, kiek tu laiko prasilgini, bet kiek tu resursų tam išleidai. No. Ir ar ta neviršė, čia kaip, kaip sakau, tas pasivaikščia kiekvieną dieną po 30 minučių ir tavo 30 minučių palygins tavo gyvenimą 10 minučių. Nu, tai 20 minučių tiesiog išveistinai, tipo. Nu, ne, pasivaikščiai. Nu, pasivaikščiai. Nu, bet, tipo, tu kažką ilgiau turi daryti, kad, žinai, kažką mažiau gauti. Nu, tipo. Nu, tai va. Tai einam įrankių dėžę, papasakosim, ko iš tikrųjų galite pasinaudoti. Tai šiandien įrankių dėžėjai. Jeigu visi turi tą problemą, visi nori miegoti maks kokybiškai, lietui lyjant laukia ant šaltos pagalvės ir taip toliau. Tai pasidėmiau, yra tokia lova. 8 Sleep vadinasi. Nedaug tai kainuoja, bazinis modelis nuo 300 eurų. Bet jinai leidžia reguliuoti, vis tokį dvigulę didelį lovą, bet jinai leidžia reguliuoti temperatūrą. Tu gali abiejose pusėse laikyti skirtingą temperatūrą. Kažkam karšta, kažkam šalta, ne? Jeigu tavo žmonai visą laiką šalta, už kačigarinį padarai pečių, pats mėgi ant ledo. Kad nekištų kojų po prie tave, žinai. Ir kaip netikėta, jeigu nori, kad visą tai veiktų, subscriptionas. Vienas žmogelis YouTube'ai review darė tos lovos nusipirkęs. Sako, dingo internetas, atsijungė vėliau visas funkcijas. Nėra interneto, nėra subscriptiono, neveikia kontrolė. Tai būna ar karšta, šalta, ar tiesiog nieko? Ne, bet jinai turi daugiau ten funkcijų, jinai ten pasikelia, nusileidžia. Jo, visai ten vartasi. Yra žadinimo funkcija, rodo ten irgi milijoną duomenų nuo tavęs nuiminė. Šalia lovos tokia balvankė atsistoja, kas realiai ten yra tiesiog kompas. Nu, kompo dėžė. Kompo dėžė, kaip ir atrodo, kaip tauerio dėžė, kaip pataiksinė dėžė, bet tiesiog įmandresnį tokį. Jinai garsus gali leisti. Kažkokie, miško garsą, ne? Bet irgi viena moteriškė sako, neįmanoma, sako, to garso tokio, ištverti, nes ir užė kompas to šalia. Tai sako, velnė, žinai, kiek plemba, resursus naudoja. Maitblokis. Ir sako, kitas dalykas, kai tau tą lovą šaldo, tai tas karštis, kur jisai. Čia fizikiniai dėsniai. Kažkas vyksta, išsiskiria šilumą. Jeigu tu šaldai tą lovą, tas karštis kažkur įeina į aplinką. Jis tau, kad tavo kambarys pasidaro klaikiai karštas. Tu guli ant kažkokio... Turi būti išvedimas į lauką kažkoks tada? Vad nėra. Kondiškė turi išvedimą į lauką, o tas jisai vietai. Tai realiai kambarį pirtis. Bet guli ant ledinės lovos. Ant ledinės lovos. Tai va. Garsas. Ir dar, kad visas tas reguliuotųsi, tu sako praktiškai, jeigu tu viską išjungi ir nereguliuoji tas temperatūras, tu guli kaip ant plasmasės. Okay. Jisai yra nieko toks gero, kaip ant plevelės. Ir taip, nefainiai. Kaip jie nebankrutavo dar? Ne, ten leidžia. Išsiplėtė. Pažiūrėjom, ten, žinok, po visą pasaulį. Ten upgradeina tas lovos, ten 4, 5 modelis ten ir toliau. Ir kaip visą laiką, nori antklodę, parduos tau pabrangėję antklodę, nori pagalbę kažkokią mega turbo. Žinai. Jo. Jeigu neklystu, ar nėra taip, kad ta lova mokosi iš tavo duomenų, ta prasme, paskui siūlo kaip miegoti? Siūlo paskui, ar ten temperatūrą pasirinkti, ar ten aukštį, kietumą, minkštumą ir panašiai. Žodžiu, advanced dalykas. Tai va. Į Lietuvą mačiau per kelias dienas galite atsiųsti, jeigu norite. Tai turite pinigų, galite pabandyti. Tai va, 8 Sleep, kas norit. Bet reikės subscriptioną mokėti. Per metus 300 eurų. Lemba. Nori mėgoti? Subscriptionas. Dėkui, ne. Tai tiek. Iš pradžių Google'as nesivadino Google, kai tik Google kūrėjai sukūrė savo tą paieškos variklį, jisai vadinosi Backrub.
Backrub. Backrub. Kaip Nugaros. masažiukas. Ir tik tais po metų jie pasirinko Google pavadinimą. Google pavadinimas tai yra iš skaičiaus Google, kas yra skaičius su 100 nulių. Kadangi tai apibūdina tą interneto platybę, tą didybę. Bet kom tas Backrub iš vis buvo susijęs? Žiūrėk, susėdo du įtišnikai, sukūrė ir tiesiog kuo durnesnį pavadinimą. Žiūrėk, apie šitą buvom kalbėję. Bet čia, Eik tu savo gali. Gal pabackrubinam? Backrubing gal. kiek mes buvom netoli nuo to, kad kalbėtumėm, kad, nu tai eik, kasyk nugarą. Pasimasažuok. Eik tu savo. Gerai, tai like, share, subscribe. Ate.